Sveiki, čia Virtuvės mitų griovėjų TV. Šiandien laidoje gaminsime vietnamietiškus suktinukus iš ryžių popieriaus. Ir pagrindinis įrankis, kurio labai reikės, tai yra gėlių purkštukas. Mums reikės saliero, ananaso, mango vaisiaus, agurko, krevečių ir įvairiausių salotų lapų. Be abejo, ryžių popieriaus suktinukų, bet pradėkime nuo padažo. Padažą aš gaminsiu iš mango vaisiaus, apelsino ir tokio ypatingai keisto vietnamiečiam turbūt ingredientų, tai yra adžikos, kurios galite nusipirkti parduotuvėje. Į supjaustytą mango dedame porą šaukštų adžikos, tuomet vieno apelsino sulčių, spaudžiame tiesiog, kad padažas būtų skystesnis ir šiek tiek druskos ir sumalame. Štai, man atrodo, padažas mūsų jau paruoštas. Paragausim. Puiku. Padažą turim. Jį galim įpilti į indelį. Kad būtų patogu mirkyti. Samarol. Taip, ir dedame čia. O dabar pagrindinis ingredientas tai yra ryžių popierius. Matote, jis pradeda lūžinėti, jeigu ištraukite iš pakuotės ir laikote jį kambario temperatūroje. Tai kai tik pradeda gaminti, visus produktus jau turite susipjaustę, tik tada išimkite iš pakuotės juos. Deduosi juos ant medinės lentelės arba tiesiog ant virtuvinio stalo ir su purkštuku apipurškiu. Matote, kaip jis pradeda lygintis. Iš vienos pusės. Šiek tiek palaikom. Atverčiam. Ir apipurškiam iš kitos pusės. Visą šitą dalyką galima būtų daryti ir lėkštėje įpilus, į lėkštę daug vandens ir pamirkius, bet šis būdas yra žymiai paprastesnis. Aišku, jeigu vietnamiečiai pamatytų jį, tai gal labai juoktųsi, bet mes už paprastumą ir už greitumą. Tad ant šių ryžių popieriaus ties centru mes dedame salotų lapus. Dedame truputį taip, kad jie iš šono dar išlystų. Ir tuomet įdaras. Įdarui galite naudoti mėgstamą žuvį, jinai gali būti kepta arba virta. Aš šiandien pasirinkau krevetes. Dedame ties centru krevečių. To paties mango, kurį dėjome į padažą, tik pasitenkite nusipirkti mango tokį, kad jis būtų labai sultingas. O jeigu mango neradote, tai čia puikiai tiks avokadas. Šviežias ananasas. Saliero stiebai ir agurkas. O dabar rankų miklumu viską labai gražiai susukame. Ir svarbiausia čia neuždelsti, jeigu galima būtų taip įvardinti, dėl to, kad jie pradės džiūti ir jums labai bus sudėtinga juos susukti. Ir perpjauname per pusę. Ir štai turime gardžius suktinukus, kuriuos galėsime čia ir paserviruoti. Štai suktinukai jau paruošti, o jeigu norite ir organizuojate vakarėlį, tai žinokite, kad įvairiausių ingredientų galite gausiai pridėti ant stalo supjaustytų, įdėti ryžių popieriaus, pastatyti purkštuką ir kviesti draugus patiems pasigaminti šiuos nuostabius, labai paprastus ir vasariškus suktinukus. Tai visiems skanaus ir nepamirškite, kad virtuvėje gimsta draugystės. Iki.